Panevėžio Ekranas trečiadienį po pietų pasiekė Šiaurės Airijos sostinę Belfastą. Po kelionės ekraniečiai kelias valandas pailsėjo ir ruošėsi vakariniai treniruotei varžovų stadione. Ketvirtadienį 21:45 Lietuvos laiku ekraniečiai pradės kovas Europos lygos atrankos turnyre su Belfasto Crusaders ekipa. Atsakomasis mačas lygiai po savaitės Liepos 10 dieną Aukštaitijos stadione. Na, aišku, mums galbūt šiek tiek pliusas yra, kad mes esam jau įpusėję sezoną, tikrai susižaidę esame, tas faktas gali daug ką lemti, bet jie, manau, irgi prie savų žiūrovų, nors ir mažiau tas praktikas turi, nesenai jie prasidėjo ruoštis tam sezonui, tai, manau, jie irgi stengsis ir nebus taip lengva jų aikštėje žaisti. Centrinė danga išties tikrai nėra labai gera, bet stengsimės nekreipti dėmesį šitą dalyką ir žaisim tiesiog savo žaidimą. Svarbiausia būtų, kaip žaidžiant iššūkį, neprasileisti įvartį. Bet tai mes tikrai ne tuo atvažiavom, kad vien tik gintis ir manau, tik visas jėgas atiduosim, kad tik pasiektume pergalę, kad namuose būtų žymiai lengviau žaisti.